Kaimo reikalų komiteto surengtame pasitarime politikai kartu su ministerijų, žemdirbių organizacijų atstovais aptarė galimus mokestinius pakeitimus. Žemdirbiai siūlo neperskaičiuoti pensijų žemės ūkio veikla užsiimantiems pensininkams ir iš viso netaikyti arba taikyti 5 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifo ūkininkų apmokestinamosioms pajamoms ir pelno mokestį žemės ūkio įmonių apmokestinajam pelnui. Pajamų mokesčio įstatymas numato, kad stambių ūkininkų ir gyventojų užsiimančių ūkio veikla pajamos šiemet apmokestinamos 10 procentų tarifu, nuo kitų metų 15 procentų. Žemdirbių atstovai siūlo taikyti 5 procentų tarifą 3 artimiausius metus. Mes siūlom, kad ir prašom, kad pajamų ir pelno mokestis būtų atidėtas iki 2013 metų, kad mes tikrai pasirengtume tai, susitvarkytume savo buhalterinę apskaitą, pačius įstatymus dar pakeistume ir padarytume ją suprantamais ir administravimą. Mano asmeniškai nuostata, kad galbūt tam tikra mokesčių dalis galėtų būti mokama, tik atsižvelgiant į tą tam tikrą sunkmetį, ji galėtų būti sustabdyta ties kažkokiais 5 procentais. Tai turi tam tikrų privalumų ir kitų, kad vis dėlto ūkininkai pradeda civilizuotai ūkininkauti. Jie veda tam tikras savo apskaitas, bet norėčiau pabrėžti, kad vėlgi ir su ministrė buvo čia, kaip tik išsakytos tam tikros pastabos, kad galbūt ta pati visa sistema biurokratinė tų mokesčių administravimo galėtų būti kur kas paprastesnė. Bet prie šito klausimo mes galbūt atskirai parlamentinės kontrolės būdu grįšime ir svarstysime dar komitete. Žemdirbiai itin aštriu vadina pensijų perskaičiavimo klausimą. Dauguma žemės ūkyje dirbančių gyventojų yra pensinio amžiaus, dėl sumažėjusių pensijų jie priversti palikti darbą. Todėl pasitarime siūlo netaikyti socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo ūkininkams, jų partneriams ir gyventojams užsiimantiems žemės ūkio veikla, kurių ūkio valdos registruotos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Šiandien aš citavau iš tikrųjų laišką iš ūkininkų, kuriam jau 74 metai, turi pakankamai nemažą grūdų ūkį ir jis jau suskaičiavo praėjusių metų balansą ir ūkis buvo nuostolingas, patirta 4530 litų nuostolio. Tuo tarpu jam pensija nuo šių metų sausio 1 dienos sumažinta 3 kartus. Jeigu jis gavo 1800 litų per mėnesį, praėjusių metų pabaigoje, tai šių metų sausio mėnesį jo pensija buvo 600 litų. Tai reiškia 3 kartus pensija sumažinta ir dar ūkis nuostolingas buvo. O ko gero dar blogiau, kad jis net ir pasitraukti negali, atsisakyti to ūkininkavimo, kadangi yra pasinaudojęs ES paramą, supaprastintą paramą, pirko traktorių ir 5 metus negali atsisakyti ūkininkavimo. Yra svarstymų, galbūt ūkininkus galima būti žiūrėti kitaip, nes žemės ūkis tam tikra specifinė šaka ir kai kada gaunasi tam tikrų kuriozinių atvejų, kuomet ūkininkas galbūt netokio didelio ūkio, jis dalį pensijos netgi paukoja tam, kad vystyti savo ūkį. Tai galbūt kai kurių sprendimų siūlys pati socialinių reikalų ministerija, čia buvo pasakyta gal įvesti tam tikrų nustatytus dydžius, nuo kurio galima būtų mokėti prisidėti prie bendros sodros biudžeto. Ir manyčiau, kad padiskutavę dar su socialinių reikalų komitetu priimsim tam tikrus sprendimus. Reikia pripažinti, kad taip pat kiekvienas pilietis yra ir mūsų tam tikras valstybės dalis, kuri turi dalyvauti, prisidėti prie valstybės finansinių dalykų. Tai ir sodros biudžetas taip pat yra struktūra, kuri pripažinta valstybėje ir turim turėti kažkokius tai bendrus principus, tiek mokytojas, tiek galbūt verslininkas, tiek ūkininkas. Bet, kaip ir sakiau, gali būti tam tikrų ir išimčių. Tikrai turi būti pakeista metodika, perskaičiuojant ūkininkaujantiem pensininkam pensijas. Toliau tikrai turėtų būti peržiūrėta privalomo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo mokestis dirbantiems ūkininkams, kurie turi darbinius santykius ir jau sumoka socialinio ir sveikatos draudimo mokesčius. Bet dėl privalomo sveikatos draudimo mokesčių ir socialinio draudimo mokesčių nėra tiek daug emocijų. Ūkininkai iš principo sutinka, kad turėtų tas mokestis būti mokamas. Aišku, daug kas yra pasiekta, nemažai kas sutarta, kaip pavyzdys labai svarbu yra įvestos taip vadinamos lubos tiek sveikatos draudimo, tiek socialinio draudimo mokesčiai, bet dar lieka ir daug problemų.
kad, reiškia, maksimalus mokestis yra skaičiuojamas šiais metais berods nuo 1170 litų. Jeigu, reiškia, ūkio pajamos yra ir didesnės, bet tai yra maksimali suma, nuo kurios skaičiuojamos privalomos socialinio ir privalomos sveikatos draudimo mokesčiai. Tai jau yra gerai, aišku.